Ja, mes vietoj, o mus pasitinka šitaip. Nu smagu. Ką bandom išsikrovinėti. Turim kolektyvą nemažai. Turim mašiną 1, 2, 3, 4, 5, 5 mašina ir dar turėtų ratų. Krapšom iš mašinos, iš priekabos mašiną ir žiūrėsim, ką čia galim padaryti. Nu va, sudeginom kokius 4 gal komplektėlius jau. Mašina veikia, viskas kaip ir gerai. Dabar bandysim pradėti žaisti su amortizatoriais, kad juos pasimti į Italiją. Tai va, Gustui irgi viskas kaip ir gerai. Lekia, džiaugiasi, tai labai džiugu. Bandysim gal iššokti keletą porinių pralėkti. O aš bandau eiti iki Randalų, pažiūrėti, ar suprato trasą ir ar galės lėkti jau manim porinį. Nu va, pabaigiam treniruotės, sudeginam gal kokių 14, sakyčiau, komplektėlių. Ir pasidavė greičių dėžėje senoji versija RVDS. Tai panašu, kad antrinis velenas lūžo. O toliau gal žiūrėsim, reikia, aišku, važiavau porinį, lūžo, gavau ratą, tai priklauso visada. Biškai pabėgo, bet kadangi neturim nei dėžės kitos, nei atsarginių dėžiai detalių, tai kaip ir pabaigiam, bet treniruotė, sakyčiau, užskaityta, amortizatoriai ištestuoti, tai greičiausiai juos vešimės į Italiją ir tenais keisime mūsų mašiną. Tai va. Taip pat tas irgi paženklino mašiną, tai buvo šiokių tokių nuotykių, o šiaip viskas gut, pakuojamės ir lekiam ruoštis kitiems iššūkiams.